Kas yra bitė karalienė? Įsivaizduok avilį kaip mažą gyvą miestą. Jame tūkstančiai bičių juda be sustojimo. Vienos valo korius, kitos maitina lervas, trečios saugo įėjimą, dar kitos skrenda rinkti nektaro. Iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip chaosas, bet iš tikrųjų tai viena tiksliausių gamtos sistemų. Ir pačiame šios sistemos centre yra bitė karalienė. Bet kas ji iš tikrųjų? Ar ji vadovauja aviliui kaip valdovė? Ar kitos bitės jai paklūsta? Kas nusprendžia, kad būtent ji taps karalienė? Ir kaip iš beveik tokio pat mažo kiaušinėlio gali išsiristi visiškai skirtingos bitės – darbininkė, tranas arba būsima avilio motina? Atsakymas prasideda nuo labai mažo dalyko – kiaušinėlio. Bičių pasaulyje yra 3 pagrindiniai tipai – karalienė, darbininkės ir tranai. Karalienė yra patelė, kurios pagrindinė užduotis – dėti kiaušinėlius. Darbininkės taip pat yra patelės, bet jos paprastai nesidaugina. Jos daro beveik viską – stato korius, gamina vašką, maitina lervas, saugo avilį, renka nektarą, žiedadulkes ir vandenį. Tranai yra patinai. Jie nektaro nerenka, negamina medaus, neturi geluonės ir iš esmės turi vieną svarbiausią misiją – poruotis su jauna karalienė. Čia prasideda pirmoji įdomybė. Ar bitė bus patinas ar patelė priklauso nuo to, ar kiaušinėlis apvaisintas. Iš apvaisinto kiaušinėlio išsirita patelė. Ji gali tapti arba darbininke, arba karalienė. Iš neapvaisinto kiaušinėlio išsirita tranas. Kitaip tariant, tranas neturi tėvo, jis turi tik motinos genus. Bet tada kyla dar įdomesnis klausimas. Jeigu karalienė ir darbininkė abi atsiranda iš apvaisinto kiaušinėlio, kodėl viena tampa avilio motina, o kita paprasta darbininkė? Čia nėra taip, kad viena lerva gimsta su karalienės genu, o kita ne. Pradžioje jų galimybės labai panašios. Skirtumą sukuria ne tik genetika, bet ir maistas. Pirmosiomis dienomis visos mažos lervos gauna labai maistingą sekretą, kurį išskiria darbininkės bitės. Jį dažnai vadiname bičių pieneliu, tačiau būsima karalienė šio maisto gauna daugiau, ilgiau ir nuolat. Jie auginama specialioje didesnėje akutėje, kuri dažnai kabo žemyn kaip mažas vaškinis lopšys. Darbininkės lerva po kelių dienų pradeda gauti kitokį maistą, daugiau medaus ir žiedadulkių mišinio. Ir būtent čia įvyksta beveik stebuklas. Tas pats apvaisintas kiaušinėlis gali nueiti 2 skirtingais keliais. Jei lerva maitinama kaip būsima karalienė, jos kūnas vystosi kitaip. Ji užauga didesnė, jos kiaušidės visiškai išsivysto, ji gyvena daug ilgiau ir gali dėti milžinišką kiekį kiaušinėlių. Stipri karalienė sezono metu gali padėti net apie 1,5 ar 2 tūkstančius kiaušinėlių per parą. Darbininkė, nors ir yra patelė, paprastai nesiporuoja ir jos kiaušidės lieka užslopintas. Bet ji negimdo naujos avilio kartos, bet be jos avilys neišgyventų nė dienos. Ji yra valytoja, auklė, statybininkė, sargybinė, ventiliacijos sistema ir maisto tiekėja viename kūne. Bet kas nusprendžia, kuri lerva bus karalienė? Ne viena bitė sėdi ir nepasako, šita bus valdovė. Sprendimą priima visa kolonija per savo elgesį. Darbininkės pajunta, ko aviliui reikia. Jei senoji karalienė stipri, deda daug kiaušinėlių ir skleidžia stiprų kvapą, feromonus, avilys supranta, kad viskas gerai. Naujos karalienės auginti nereikia. Karalienės feromonai veikia kaip nematoma avilio žinutė. Darbininkės juos jaučia, perduoda viena kitai ir tarsi gauna signalą. Karalienė gyva, ji čia, kolonija turi centrą. Kol šis signalas stiprus, darbininkės neaugina naujos karalienės, o jų pačių kiaušidės lieka slopinamos. Tačiau karalienė nėra amžina. Ji gali pasenti, susirgti, susižeisti arba pradėti dėti mažiau kiaušinėlių. Tada jos kvapas silpnėja, avilyje mažėja tvarkos signalų ir darbininkės tai pajunta. Žmogui gali atrodyti, kad bitės supranta, jo karalienė sena, bet iš tikrųjų jos reaguoja į cheminius signalus – kvapą, kiaušinėlių kiekį, lervų būklę ir bendrą avilio ritmą. Jeigu darbininkės pamato, kad reikia naujos karalienės, jos pasirenka labai jaunas patelių lervas ir pradeda jas maitinti kaip būsimas karalienės. Tai gali nutikti keliais atvejais. Kartais senoji karalienė dar gyva, bet silpsta. Tada avilys ją tyliai pakeičia. Kartais karalienė netikėtai žūsta, tada bitės skuba auginti naują iš jaunų lervų. O kartais avilys ruošiasi spietimui. Sena karalienė su dalimi bičių išskrenda kurti naujos šeimos, o senajame avilyje lieka jauna karalienė. Bet kodėl dažniausiai būna tik viena karalienė? Todėl, nes aviliui nereikia 2 kiaušinėlius dedančių centrų. 2 karalienės reikštų konkurenciją, chaosą ir susiskaldimą. Todėl, kai išsirita kelios jaunos karalienės, gamta turi labai griežtą atranką. Viena karalienė gali surasti kitas dar neišsiritusias varžoves jų akutėse ir jas nužudyti. Jei kelios jau išsirita, tarp jų gali įvykti kova. Laimi viena. Žiauru? Žmogaus akimis taip. Bet avilio logikoje tai yra būdas išsaugoti vieną aiškų dauginimosi centrą.
O ką daro tranai? Ar jie tikrai reikalingi, jei nedirba avilyje? Taip, reikalingi. Tranai yra būtini tam, kad jauna karalienė galėtų poruotis. Karalienė išskrenda į poravimosi skrydžius, susiporuoja su keliais tranais ir išsaugo spermą specialiame organe visam gyvenimui. Po to ji gali metų metus dėti apvaisintus kiaušinėlius, iš kurių rasis darbininkės arba vėl naujos karalienės. Tranui poravimasis dažniausiai baigėsi mirtimi, bet jo genetinė užduotis būna atlikta. O ar darbininkės gali dėti kiaušinėlius? Gali, bet tik tam tikrose situacijose. Jei avilyje ilgai nėra karalienės ir nėra jaunų lervų, iš kurių būtų galima užauginti naują, kai kurioms darbininkėms atsiblokuoja kiaušidės. Tačiau jos nėra susiporavusios, todėl jos gali dėti tik neapvaisintus kiaušinėlius. Iš jų išsirita tik nauji tranai. Toks avilys iš pirmo žvilgsnio dar gali atrodyti gyvas, bitės skraido, ūžia, kažką veikia, bet jo ateitis beveik pasmerkta. Be apvaisintų kiaušinėlių nebebus naujų darbininkių, o be darbininkų nebus ką maitinti lervų, šildyti jauniklių, rinkti maisto ir palaikyti visos sistemos. Todėl bitė karalienė nėra valdovė žmogiška prasme. Ji neįsakinėja darbininkėms, neplanuoja darbų ir nestovi avilio centre kaip karalienė soste. Ji labiau panaši į gyvą kolonijos širdį. Jos kūnas palaiko avilio tęstinumą, o jos kvapas pasako, kad šeima turi ateitį. Įdomiausia tai, kad karalienė netampama dėl titulo. Karalienė tampama dėl kolonijos poreikio, tinkamo maisto ir tinkamo laiko. Iš pradžių tai tik mažytė lerva, bet jei avilys nusprendžia ją maitinti kitaip, jos kūne įsijungia visai kitas gyvenimo planas. Ir čia bičių pasaulis tampa beveik filosofinis. Tas pats pradinis taškas, tas pats kiaušinėlis, ta pati rūšis, bet visiškai skirtingas likimas. Viena bitė visą gyvenimą rinks nektarą, kita poruosis ir žus. Trečia taps motina tūkstančiams naujų bičių. Avilys mums parodo, kad gamtoje likimas ne visada yra tik tai, kas užrašyta genuose. Kartais jį nulemia aplinka, maistas, signalai, bendruomenės poreikis ir laikas. Todėl klausimas, kas yra bitė karalienė, turi gilesnį atsakymą. Ji nėra tiesiog didesnė bitė. Ji yra visa avilio ateitis viename kūne. Jeigu patiko šis video, prenumeruok mūsų kanalą, paspausk patinka ir pakomentuok savo nuomonę, ar norėtum būti bitė karalienė. Iki kitų kartų.